Taigi nusprendėme padaryti šiokią tokią pieno rinkos apžvalgą. Mes darėm seriją pigiausio pieno gaminių apžvalgą, lyginom farm milką su pilos milku, su pilos produktais ir pastebėjome, kad dauguma šių prekių yra lenkiškos. Kartais net iš tų pačių gamintojų vienodos kokybės ir vienodos kainos. Tai mums pasidarė labai įdomu, kaip ten tiems Lenkijos gamintojams sekasi Lietuvoje. Vaizdas iš tikrųjų yra labai žavus. Per 10 metų lenkiškų pieno produktų importas į Lietuvą pakilo nuo 43 milijonų 13 metais iki 140 milijonų 23 metais. Tai yra daugiau negu 3 kartus. Mes galim pastebėti, kad lenkiškų pieno produktų įvežimo šoktelėjimai buvo 2. Tai tarp 16 ir 17 metų. Bei tarp 21 ir 22 metų. Beje, visi duomenys iš valstybės duomenų agentūros galite patys atsiversti, žiūrėti, analizuotis. O mes nusprendėm pamastyti, kokie įvykiai lėmė tokius pokyčius. 2016 metais pas mus atsidarė pats lietuviškiausias, pigiausių kainų krepšelių religinių švenčių oficialus partneris Lidl prekybos tinklas. Ir lenkiško pieno produkto įvežimas šoktelėjo 42%. Kitas, beje, irgi 42% šoktelėjimas įvyko Rusijos ir Ukrainos karo metu. Ne, Lietuvos pieno pramonės nesubombardavo. Lietuvos maisto pramonės gamybininkai atrado, kad iš Lietuvos pirkėjo už jo lojalumą galima išlupti neblogų pinigų, ko bet koks užsienio pirkėjas tikrai nesumokės. Taigi, tai įvyko tokie svyravimai. Maisto produktų gamybos pramonės rodikliai pas pienininkus ko gero bus dar didesni. Jeigu atkreipsi dėmesį į grafiką ir į lentelę, tai iki 21 metų kainų svyravimai tiek užsienio, tiek Lietuvos pirkėjams, tai yra vidutiniai metiniai gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai, čia mes išfiltravom tik tai maistininkus. Ir tiek Lietuvos, tiek užsienio pirkėjams yra praktiškai sutampantis. Bet nuo 22 metų mūsų maisto gamybininkams šauna mintis, jei kelsime masiškai, tai kur tas pirkėjas dings? Į Lenkiją neprilakstys ir spaudžia dugną maksimaliai keldami kainas. Net 23 metais, kai užsienio pirkėjams tas kainas mažina, tai yra nedaug mažina, 0,1%, o mūsų vietiniams pirkėjams toliau kelia 10%. Į ką turbūt pirkėjai atsako dar didesnių lenkiškų produktų pirkimu. Ir 23 metais mes turime situaciją, kai analogiški lenkiški produktai kai kuriais atvejais kainuoja net daugiau nei 3 kartus už lietuviškų. Štai, tarkim, nuotrauka 23 metų sausio mėnesio, kai pienas trikampėlyje pilos kainuoja 99 centus, o dvaro analogiško riebumo, 9%, 3,19 € vienam tinkle, 3,29 € kitam tinkle. Ir tokiu atveju bet kuriam prekeiviui sudreba širdelė, kai analogiškas produktas parduodamas kelis kartus brangiau. Kaipgi taip? Reikia kažką su tuo daryti. O ką daryti, jeigu skirtumas ne žaliavos kainoje, ne technologijoje, ne įpakavime, o tik tai emocijoje ir lojalume? Teisingai, pakišti kitą emociją ir kitokį lojalumą. Taigi, imi savo prekinį ženklą, reklaminį biudžetą ir propagandinių kūjų pasiėmęs dalį tiesos formuoji naują nuomonę pirkėjų. Parašyta pilos, pagaminta Lietuvoje. Nesvarbu, kad net reklamose dalis produktų nelietuviški. Kam tai rūpi? Į atskirus visuomenės balsus atkerti dizainerio klaida. Ir bangomis, ypatingai per nacionalinės šventes, bombarduoja visuomenę. Nors lentynose lietuviškų prekių nėra nei pusės. Koks tas Lidl pilos prekinio ženklo pieno asortimentas, jeigu žiūrėti per lietuviškumo prizmę? Mes paėmėm ir paskaičiavom. Iš 43 sūrių 30 nelietuviškų, 13 lietuviškų. 70% asortimento sudaro atvežtos prekės. Iš 57 tradicinių pieno produktų 33 nelietuviški, 24 lietuviški. 58% asortimento sudaro atvežtos prekės. Iš 41 jogurtų ir desertų iš jų 33 nelietuviški, 8 lietuviški. 80% asortimento sudaro atvežtos prekės. Jeigu bendrai sudėti šias pilos kategorijas, tai iš 141
Prekės 45 lietuviškos, o 96 arba 68% atvežtinės. Štai toks parašytas pilos, o pagaminta Lietuvoje. Jeigu kartuosi melą pakankamai ilgai, žmonės anksčiau ir vėliau tuo patikės, o tu daugiau uždirbsi, ar ne? Ir kainos Lietuvoje krenta, ir visi jas mažina, tik tai reklaminiai propagandoj. Jeigu pasižiūrėti 23 metų sausio kainas ir 24 metų kovo, tai, tarkim, pats pigiausias varškės produktas 8%, Lidle pabrango nuo 99 iki euro 5 centų. Tas pats su dvaro. Pas iki buvo 3,19 dabar akcija, dabar 3,29 €. Nebrangino tik tai Rimi, 3,39 € buvo, 3,39 € liko ir Maxima 3,19 € buvo, 3,19 € liko. Net lentynoje išpirkta. Tai štai kokią mes turim bendrą situaciją su pieno produktais.